Senstančiam gyvūnui tikrai mityba yra jo sveikatos pagrindas, todėl jinai kartu su amžiumi, kuomet keičiasi jo vidiniai poreikiai, tikrai turėtų keistis. Tai ką reikėtų atminti, tai yra 3 svarbus dalykai. Visų pirma, tai senstantis augintiniai kur kas mažiau juda ir laka mažiau vandens, todėl yra labiau linkę į nutukimą. Tai būtent todėl yra rekomenduojama rinkti specialius pašarus, būtent sukurtus senstantiems augintiniams, kadangi juose yra kur kas mažiau kalorijų, tačiau daugiau baltymų. Tai būtent užtikrina, kad augintinis gauna visas reikiamas maistinės medžiagas, gauna tą reikiamą energiją, tačiau yra išvengiama nutukimo rizikos ir labai yra svarbu atsižvelgti į rekomendacijas pateiktas ant pašaro pakuotės. Antrasis dalykas yra papildai. Tai jei pastebite, kad jūsų augintinio kailiukas tapo šiurkštesnis, pradėjo labiau veltis ar kaip nors išsausėjo, pradėjo slinkti, tuomet reikėtų į mitybą įtraukti lašišų aliejų. Būtent lašišų aliejuje esančios omega-3 ir omega-6 riebalų rūgštys padeda palaikyti kailį ir odą sveiką ir, žinoma, tą kailiuką žvilgantį. Na, o jeigu norite užtikrinti, kad augintinio kaulai būtų sveiki ir stiprus, tai į mitybą reikėtų įtraukti mikrozeogen papildą. Šis papildas visų pirma padeda pasišalinti toksinams iš organizmo, taip pat geriau įsisavinti maistinėms medžiagoms gaunamoms su pašaru ir taip pat jame esantis kalcis gali padėti palaikyti gerą kaulų, skeletų bei sąnarių kokybę ir taip pat užtikrinti gerą imuninę sistemą. Na ir trečiasis dalykas yra tai, kad daugelis senjorų augintinių susiduria su problema, kad negali sukramtyti pašaro granulės, todėl daugelis šeimininkų gali pradėti duoti vien tik konservuotą pašarą, tačiau tai nėra gerai, kadangi kartu su konservuotu pašaru augintinis negauna visų maistinių medžiagų reikalingų jo organizmo veiklai, tai tikrai sauso pašaro eliminuoti nereikėtų. Tai ką reikėtų daryti, jeigu senstančiam augintiniui yra sunku kramtyti? Tai tokiu atveju reikėtų rinktis mažesnės pašaro granulės ir jas sumirkyti su specialia augintiniams skirta sriubyte. Būtent tai padės suminkštinti pašaro granulę, tad augintinis galės ją sukramtyti ir pasisavinti visas maistinės medžiagas gaunamas su pašaru. Šios sriubytės puikiai tinka senstančiam augintiniui, kadangi jų sudėtyje tikrai nėra gliuteno, dirbtinių skonio stipriklių ar dažiklių, kurie gali dirginti virškinimo sistemą. Taip pat jos yra mažo kaloringumo. Na, o šios sriubytės turi aukštą sočiųjų riebalų ir baltymų kiekį, tai daro teigiamą įtaką širdies ir kraujagyslių veiklai.